Sveiki visi, aš esu Matas. Esu Tomas iš Lietuvos, iš Anykščių rajono. Čia gimęs čia užaugęs. Kartu su Matu esame įkūrę vandenlenčių parką Veikpon, Pagojos tvenkinyje. Idėja parkui kurti gimė, jinai visą gyvenimą turbūt auga ir pribrendo. Tiesiog užsiiminėjame sportu, snieglentčių sportu. Tiek snieglentėm, tiek riedučiais, dviračiais, triatlonai įvairūs. Ir abudu studijavom, mokėmės, baigėm universitetą, turėjom darbus, dirbam ir kažkodėl buvom nepatenkinti vis tiek. Nesijautėm tokie laimingi, kokie galėtume jaustis. Sugalvojame, kad reiktų grįžti į Anykščius, užsiimti kažkokią tai veiklą, tačiau pritrūkome šiek tiek lėšų. Nusprendėme po universiteto išvykti į užsienį, užsidirbti. Emigravom tam, kad užsidirbtumėm pinigų, kad galėtumėm kažką sukurti, o ne tiesiog būti kažkokiais varikliukais. Ir kai grįžom tai po emigracijos, Tomas pamatė internete, kad yra tokie vandenlenčių parkai ir vandenlenčių parkų sistemos. Ir sugalvojame, kad tai būtų visai nebloga idėja verslui pradėti. Internete radom apie vandenlenčių parkus, tai buvo labai nauja sporto šaka, Lietuvoje iš vis buvo tik pirmi metai. Ir parodžiau idėją Matui, Matas sakė, gerai darom. Ir taip ir gimė ta idėja. Projekto lėšomis įrengtas yra visas parkas, tiek namelis, tiek tramplinai, tiek pati vandenlenčių parko sistema, terasa, viską, ką čia matote. Tik tai sklypas yra pirktas už nuosavas lėšas, be kurio nebūtume nieko padarę čia. Verta tik būtų paminėti, kad mes įdėjom labai daug savo darbo, nes visą darbą fizinį mes patys atlikome. Mūsų komandą sudaro 2 žmonės, tai aš ir Matas. Aš manau, mes vienas kitą labai gerai papildom, nes tikrai buvo sunkių akimirkų, kai niekas nesisekė, niekas nevyko pagal planą ir mes tikrai radom jėgų vienas kitą ir palaikyti. Ir tiesiog netgi vienas iš kito daug ką pasimokėm. Per visą laikotarpį dirbame tik dviese su Tomu visą laiką. Taip. Komandą žadame praplėsti nuo vasaros pradžios, nes turime vieną labai aktyvią merginą, kuri užsiiminėja vandenlenčių sportų jau 3 sezoną ir yra nugalėjusi ne vienose varžybose Lietuvos mastu. Tai norime ją išsiugdyti ir išauginti į labai profesionalią sportininkę. Parkas skirtas visiems, kurie nori naujų potyrių, pojūčių, kažką naujo išbandyti, ne tik sėdėti vietoje, o tobulėti. Jauniausias žmogus mūsų parke buvo greičiausiai 12-10 metų jaunuolis, o vyriausias gal net 70 metų vyras, kuris užsiiminėja snieglenčių sportu. Po atidarymo sukūrėme daugiau pramogų, prasiplėtė mūsų pramogų spektras, turime lauko kubilą, vandens čiuožyklą, batutą ir planuojame daugiau jį praplėsti. Norėčiau pasidžiaugti, kad praeitais metais buvo mūsų parką aplankęs praeitų metų pasaulio čempionas Lioris Soferis kartu su Vilniaus Board Sports komanda. Jie čia parodė tikrai gerų triukų, tokių, kokių mes tikrai nebuvome matę ir dauguma žiūrovų, kurie čia buvo susirinkę, taip pat liko sužavėti. Ateičiai planuojame įrengti laikiną apgyvendinimą ir taip pat praplėsti dar pramogų spektrą. Stengiamės rūpinti savo klientais, kad jiem čia netrūktų tiek pramogų, tiek maisto ir kad jiem čia būtų gera sugrįžti. Šią vasarą esame numatę jaunimo stovyklą 16-21 metų vaikų Anykščių rajone. Šiai stovyklai esame gavę paramą iš Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos, kuri prasidės jau birželio 15 dieną. Labai norime padėkoti
lyder programai už suteiktą paramą ir galimybę kurti savo verslą. Taip pat Anykščių rajono vietos veiklos grupiai, kuri mums tikrai padėjo visais klausimais, kiek mums reikėjo, atsakė visus klausimus. Ir tikrai be jų ir be lyder programos nebūtų tiesiog šito parko ir mes nesijausmėm tokie laimingi, kokie dabar esame.